Mes nuėjom sunkiausiu keliu. Biometaną gaminam būtent iš maisto atliekų. Iš klientų reikia susirinkti, aptarnauti, nuvažiuoti 100 000 kilometrų, pakeisti 10 000 konteinerių. Šitos dujos, biometanas, nukeliauja į ESO tinklą, patenka į degalinės, jas vartoja transportas ir mūsų buitiniai vartotojai. Veiklą vykdome beveik 20 metų. Viskas prasidėjo nuo mažų kavinių restoranų, pats maisto atliekų surinkimas, rūšiavimas, perdavimas. Pagrindinis proveržis įvyko 2018 metais, kai buvo įsigytas išmanusis įrengimas. To pasekoje buvo galimybė surinkti daugiau maisto atliekų, parsivežti, perduoti biodujų jėgainei. Biometano jėgainėje pas mus darbuojasi 4 darbuotojai. Mūsų metiniai pajėgumai, mes galime priimti iki 60 000 tonų maisto atliekų. Šioje biometano jėgainėje mes nei atliekų, nei biodujų nedeginam, mes išvalom biodujas iki gamtinių dujų lygio, iki tos pačios molekulės. Kiekvieną dieną mūsų vairuotojai išvyksta į savo suplanuotus maršrutus sukeisti maisto atliekų konteinerį. Vairuotojas grįžta su pilnais konteineriais į gamybinę bazę Vilniuje. Mes atliekam pirminį rūšiavimą, atskiriam, jeigu įmanoma, plastiką, kartoną, stiklą, perdom kitiem atliekų tvarkytojam. Tos maisto atliekos keliauja į išmanųjį įrengimą ir išmanusis įrengimas atskiria organinę dalį nuo pakuotės. Ta organinė dalis ir pasigamina pulpę vadinamą biomasę. Tada pakraunama yra cisterna ir cisterna važiuoja į jėgainę Panevėžyje. Atvykusios čia žaliavos nėra čia apdirbamos ir išmetamos. Jos vėl keliauja į mūsų dirvožemį trąšų pavidalu. Čia yra pastatas separatorinė, į kurią atkeliauja iš bioreaktorių atidirbta produkcija, ji yra separuojama. Separavimo procesas yra ne vien tik tai, kad atskirti sausą medžiagą nuo skysčio, bet tame tarpe yra atskiriamas ir plastikas. Kuo unikali mūsų biometano jėgainė, kad turime įrenginių, kurie pašalina tą mikroplastiką. Mikroplastikas neatsiduria laukuose, gyvuliai nesuvalgo to mikroplastiko ir galiausiai lentynose atsiduria tikrai švarus produktas. Mes pagaminame biometaną, einame dekarbonizacijos keliu, pagaminame kurą, skatinam, kad transporto priemonės važiuotų varomos biometanu, alternatyviu žaliuoju kuru, ir plečiame infrastruktūrą Lietuvoje. Už nugaros matote biometano gamybos įmonę. Statant ją iškilo poreikis biometano realizavimo. Tokiu būdu yra pastatytas dujotiekis nuo biometano gamyklos iki Panevėžio miesto skirstomo dujotiekio, pakeliui prijungiant ir šią gamtinių dujų degalinę. Biometaną naudoja tiek lengvasis transportas, tiek autobusai ir sunkieji vilkikai. Biometanas šiandien turėtų būti vertinamas kaip alternatyvus kuras visam iškastiniam kurui. Aplinkos ministerija įpareigota mažinti CO2 emisijas. Šiai dienai yra skiriamos paramos priemonės. Vilkikų įsigijimui paskata yra nuo 17 iki 50 000 eurų. Transporto priemonės naudotojams paranku turėti biometanų varomą transporto priemonę, nes kai sustartuos atnaujinta kelių mokesčio sistema, tam tikros lengvatos, kaip netaršiai transporto priemoniai, biometanui bus suteiktos. Mes patys esame lyderiai rinkoje, mes galime pasiūlyti geriausios kokybės ir kainos santykį. Įmonės strategija ir vizija iš tikrųjų, kad ne tik elektrifikuoti transporto priemonės, bet ir dekarbonizuoti, būtent sunkiajam transporte naudoti biometaną, žaliasias dujas. Tas žiediškumas, kad surinktos maisto atliekos nenukeliauja į sąvartyną, pagaminamas aukštos pridėtinės vertės produktas, kuris tikrai naudojamas kiekvieną dieną, tai tas tikrai įkvepia ir skatina stengtis toliau.